Neatsakyti, kai draugas siūlo parūkyti. Sutikti, kai draugas siūlo langus padaužyti. Neatsakyti, kai draugas siūlo pamokose nesilankyti. Sutikti, kai draugas siūlo už saldainius neatsiskaityti. Neatsakyti, kai draugas siūlo pinigų prasimanyti. Sutikti, kai draugas siūlo nieko nedaryti. Neatsakyti, kai draugas siūlo tokiu ir likti. Sutikti, kai draugas siūlo dar ko nors pabandyti. Kartais draugų pasiūlymai būna kvaili ir sutikus su jais atsiranda dar kvailesnių pasiūlymų. Nieko negalvojant, sutikti su jais yra tiesiog kvaila. Todėl galvok savo galvą, neprivalai sutikti su kvailu pasiūlymu. Ypač, kai tau siūlo parūkyti nuodų, tame nėra nieko kieto. Juk būna ir geresnių pasiūlymų, pavyzdžiui, sportuoti. Pavyzdžiui, pasivaikščioti ir pavedžioti šunį. Pavyzdžiui, paklausyti muzikos. Pavyzdžiui, pažaisti stalo žaidimus. Pavyzdžiui, išsiruošti į žygį ir stovyklauti. Pavyzdžiui, niekur neišsiruošti ir kartu žiūrėti filmą. Pavyzdžiui, kartu gaminti maistą. Pavyzdžiui, atrasti naują hobį. O jei vis tiek sunku atsisakyti kvailų pasiūlymų parūkyti elektroninės cigaretes, arba jei jau rūkai jas ir nežinai kaip sustoti, visada gali kreiptis pagalbos į suaugusius. Jei ne į tėvus, tai į tuos, kuriais pasitiki – mokytoją, auklėtoją ar visuomenės sveikatos specialistą. Ir nepamiršk, elektroninės cigaretes įsigyti, duoti ar parduoti nepilnamečiams yra nelegalu. O daryti tai, kas nelegalu – kvaila. Nebūk kvailas, galvok savo galvą, nerūkyk elektroninių cigarečių. Neatsakyti, kai draugas siūlo parūkyti. Sutikti, kai draugas siūlo langus padaužyti. Neatsakyti, kai draugas siūlo pamokose nesilankyti. Sutikti, kai draugas siūlo už saldainius neatsiskaityti. Neatsakyti, kai draugas siūlo pinigų prasimanyti. Sutikti, kai draugas siūlo nieko nedaryti. Neatsakyti, kai draugas siūlo tokiu ir likti. Sutikti, kai draugas siūlo dar ko nors pabandyti.